Aš nežinau kodėl, bet man dažnai tenka būti pirmam Lietuvoje įvairiomis video temomis ir šioje vietoje aš kalbėsiu apie užsakymą, kurį vykdžiau gan neseniai. Mano laiku tas buvo vasario 6, 23:40 ir aš detaliai aptarsiu kainą, projektą ir šio video tikslą. Kas galėjo būti geriau iš kliento pusės, kas galėjo būti geriau iš mano pusės ir kaip bendrai visas tas džiaugsmas atrodo. Šiame video aš detalizuosiu, kaip atrodo užsakymas už $2500. Ir aš labai jūsų prašysiu, kad be jūsų laikų, hypų, subscribe ir visų kitų įmestumėt šį video į grupę freelancerių darbo pasiūlymai, kad žmonės pamatytų, kas yra rinkos kainos. Nes žmonės ten ieško vergų, kurie parsiduoda už 50, už 60 ir mažiau eurų. Ir aš tikiuosi, kad jų reakcija į šį video bus tokia. Tai kiek imat, merginos? $2000? Na, visai atpadari kaina. Na, pažiūrėkime, aš turiu 15 centukų. Štai $200. Dabar reikia pasakyti tai, kad šis video nėra žinokit savo vietą video, nes tokiems video yra vieta ir laikas. Ir tuo pačiu aš nežadu stumti, varyti ir taip toliau. Ir galima varyti, stumti be galo, be krašto, bet iš to nebus jokios naudos. Kadangi mano kanalas yra edukacinis ir jame yra vykdoma edukacija, aš būsiu geresnis ir parodysiu pavyzdį, kas yra rinkos kainos. Taigi, dabar yra vasario 7. Lygiai 14 val. Ryto. Pradėsime briefingą. Kas yra mano klientas? Taip, žmogus turintis milijoninį YouTube kanalą iš JAV. Jis generuoja tarp 500 ir 700 tūkstančių peržiūrų per savaitę. Iš ilgo turinio. Jis kartu su draugu turi mažesnį kanalą ir jisai nori, kad iš labai ilgų streamų būtų padarytas vienas ilgas subendrintas, jo geriausios akimirkos. Su šiuo klientu įgarsinimų kanale aš dirbu gan ilgą laiką. Jis patikimas ir su juo palaikom ryšį. Šis užsakymas yra 5. ir 6. Apie šį klientą galiu atsiliepti tik pačiais geriausiais žodžiais. Užsakymas šis yra vykdomas per platformą Fiverr ir jis vykdomas įgarsinimų kanale. Būtent šiame. Kas yra Stream Highlights? Kas tai per niša? Tai lietuviškai vadinasi geriausiomis akimirkomis, angliškai Stream Highlights. Streameris, žmogus, kuris streamina, transliuotojas, žmogus, kuris transliuoja gyvai, nori turėti kokybišką atrinktų įvykių iš gyvų transliacijų. Ir jis gauna papildomo turinio vienetą ir nesuka galvos dėl montažo. Ir tą vienetą gali įsikelti ir taip sutaupyti savo laiką. Kokia yra mūsų techninė užduotis? Mums reikia iš 34 valandų medžiagos padaryti 1-2 valandų streamo highlightą. Geriausias streamo akimirkas, kurios sektų pagal žaidimo Hades 2 siužetą. Kas yra Hades 2? Tai yra 2025 išleistas roguelike žaidimas, paremtas graikų mitologija, kuriame mes žaidžiame užmirusių pasaulio valdovo Hado dukrą Melinoją. Jame kovojame su bossais ir sutinkame tokius veikėjus kaip Heraklį, Dzeusą, Rėją ir daugelį kitų. Šis žaidimas savo išleidimo laiku buvo labai gerai vertintas ir yra tikrai neblogas. Roguelike yra žaidimai ypatingi tuo, kad jie yra praktiškai begaliniai. Žaidėjas juose miršta ir miršta. Ir žaidėjo mirtis yra žaidimo ciklo dalis, kuri reikalinga tam, kad žaidėjas galėtų patobulinti savo veikėją ir eiti tolyn ir tolyn. Vienas seansas, vienas bėgimas, viena sesija žaidime užtrunka apie 30 minučių. Koks yra mūsų deliverable? Kas yra mūsų galutinis produktas? Tai būtų vienas 1080p 30 fps vienas streamo highlightas. Vienas 1-2 valandų video. Angliškai tai vadinasi VOD, Video on Demand, laisvai pasiekiamas video. Kaip vadinasi tokio tipo užsakymai? Grindwork, arba lietuviškai užsiknisimas. Yra tokių užsakymų, kurie moka sąžiningai, moka gerai, bet niekas nenori imti. Eina po 2, po 3, po 6, po 10 ir daugiau gabalų. Minusas tame, kad prie jų reikės ir normaliai pasėdėti. Ir tame nėra jokio sekso. Nėra jokių 10 gabalų per valandą nieko neveikiant, nėra jokių ChatGPT, kurie generuoja 10 milijonų per minutę. Yra tik darbas. Ilgas, nuobodus, dažnai užknisantis, kurį reikia atlikti. Yra užsakymų, kurie gali būti atliekami greičiau ir moka daugiau. Bet tai netoks užsakymas. Ir net ir tokio jūs pradžioje negausite. Pati pirma užsakymo dalis buvo labiausiai užknisanti – medžiagos peržiūra. Užsakymas prasidėjo sausio 19. 22
17. Pirmas etapas vadinasi Skim and Trim. Jo metu su automatizuotais įrankiais pašaliname tylas ir greitai naikiname visus pasikartojančius elementus. Streamų intro, streamų outro ir taip toliau. Sėdi, žiūri, trini. Ir tai vyko nuo sausio 20 iki sausio 24 dienos. Aišku, skiriasi tai, kad sumažėjus medžiagos, sumažėjo ir peržiūros greitas nuo 8 iki 2-4 kartų. Sekmadienį nedirbau, paėmiau laisvadienį. Tai jokio montažo, jokio PC, išėjau į lauką palies sniego, nusiraminti. Kad studencijus visai nenuvažiuotų. Tada vėlai grįžau namo ir perėjau Dead Space remake'ą, kuris visai neblogas. Pirmos savaitės metu aš jaučiausi panašiai taip. Peilį smeigiu, žarnas ištrauk. 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 Peilį smeigiu, žarnas ištraukiu. Peilis smeigė, žarnas ištraukė. Peilis smeigė, žarnas ištraukė. Ir šios fazės dėka medžiagos kiekis sumažėjo iki 7 valandų. Po 50 valandų peržiūros prasideda kita dalis. Nuo pirmadienio sausio 26 prasidėjo realus montažas. Medžiagos sumažėjo iki 2 valandų ir 30 minučių. Jeigu kas man būtų prieš 20 metų sakęs, kad uždirbsiu montuodamas kaip kiti žmonės žaidžia žaidimus, aš būčiau pasakęs, nepjaukit grybą, nebespankit geriau. Bet štai, 2026 Šiauliai, Lituanija. Anksčiau vyrai eidavo į karą. Dabar montuojam kaip du bičiai geimina. Sunkus tas gyvenimas, kai tau 34. Antradienį buvo padarytas rough cut. Pabaigėsi jau prie intro ir outro. Rezultatas 1 valandos ir 31 minutės videos, kuriame Hades 2 išeinamas nuo pradžios iki galo, pagal siužetinę liniją. Jį nusiunčiau klientui. Jis pateikė savo nuomonę ir ten sąrašas gan ilgas, tad reikėjo šiek tiek patvarkyti. Šiame video ir bendrai montaže nebuvo naudojamos motion graphics ar kiti specialiai šiam užsakymui skirti grafiniai elementai. Tik tvarkingas kirpimas, zoomai, perėjimai ir memasai. Oh, yeah, it's easy. He's using a shepherd's crook to... Dionysus? Ah. Oh. Look at that bulge! Oh my god! Vietomis, kur reikia. Trečiadienį atlikau pataisymus, tačiau susidūriau su bėda. DaVincis atsisakė renderinti. Paleidai kepti vidosą, visiškas lūžimas. Galvau, čia nemokamos versijos bėda, tad šokau į studiją. Tas pats mėšlas. Prerestartinau kompą, išvaliau kešą, perinstaliavau driverius, nieks nepadėjo. Galiausiai sumašiau, kad kažkoks glitchas pačioje pradžioje. Kadangi timeline viskas ėjo be lagų, paspaudęs paraidą iškviečiau pilno ekrano režimą ir su Shadowplay nufilmavau ekraną. Pakeitęs tą medžiagą su originalu, viskas ėjo kaip iš pypkės. Tada su Ctrl+Z bandžiau dar kartą su praeita medžiaga. Ir vėl renderint neina. Kur bėda neaišku, bet ir aš tingėjau užkoti. Nes vis tiek, problem solved. Ketvirtadienis turėjo būti chill diena, kurios dienos planas buvo do nothing, bet kitas klientas užsisakė Pokemonų Let's Play už $99. Tol, kol laukiau atsakymų iš pagrindinio, dar papildomai užsidirbau. Aišku, kaip visada nebe problemų. Resolvas neskaitė antro video failų, tad su nemokama programa Handbrake jį konvertavau. Darbas užtruko 3 valandas ir iš nekokybiško žaidimo Pokemon Black medžiagos buvo padarytas audiovizualiai kokybiškesnis 15 minučių Let's Play'us. Klientas buvo darbo patenkintas ir paliko 5 starus ir taip pat $25 arbatos. Tiesa, kadangi tai Fiverris, jis nuima 20% ir nuo arbatos. Tai realiai buvo $79 plus $20, kas realiai uždarbis buvo 99 vietoje 124. Penktadienį įkrito dar vienas užsakymas, kurio dėja pagal sutartis negaliu rodyti. Jo vertė $1500. Klientui reikėjo 5 sekundžių JSON Lottie formato vidosų, jo internetiniai svetainiai. Darbas buvo atliktas ir patvirtintas tą pačią dieną. Jis buvo atliktas su programa Adobe After Effects ir už kiekvieną animaciją po $300. Užsakymas buvo tiesioginis be platformų, todėl nebuvo papildomų mokesčių ir pinigai atėjo iškart. Pagal Bibliją sako, kad šabo dieną žmonės dirbti neturėtų. Ir tokį žudyti reikia. Bet įkrito dar vienas užsakymas. Atėjo amerikonas, sako, RuneScape. Let's play. 10 minutes. To Ben. To Ben? Yes, I am. Jis buvo pristatytas ir patvirtintas tą pačią dieną rinkoje Fiverr. Realus uždarbis $160. Sekmadienis buvo antras laisvadienis ir tuo pačiu susitikau su šeima ir draugais, nes pakilo levelis gyvenime.
ir visi 35 suėjo. Senas dėdas jau esu, po 5 metų 40. Pradėjau YouTubinti, kai buvo 16, dabar visi tram 5. Ir primeskit, vasario 8 kanalui sueina visi 19. Baisu kaip laiks eina. 3 savaitė. Čia aš biškį praskipinsiu, nes užsakymas kaip ir buvo baigtas praeitą savaitę ir veiksmų daug nebuvo, be kitų užsakymų pagrindė laukiu kliento nuomonės. Jis dingo iš ryšio gan ilgą laiką. Ir jis pasirodė ant ryšio vasario 3, 2 valandą ryto. Su žinia. Žiūrėk, geras darbas kaip visada, tik vienas prašymas, ar gali prailginti sceną ties, nes iš boso kovos nukirpi tiesiai prie Olimpo dievų. Žiūrėk, biški ne į temą taip atrodo, duok biški pakvepuoti ir pasimėgauti pergalę. Ta sutvarkęs nusinčiau klientui ir laukiam jo sprendimo. Prie pataisimo buvo praleista apie 20 minučių. Viskas, ką reikėjo padaryti, tai tiesiog prailginti sceną po pergalės prieš bosą ir nustumti prieš tai buvusią medžiagą į dešinę. Kad būtų tas momentas, kai laimi, pasimėgauja pergalę ir sutinka Olimpo dievus. Well, he's vanquished! That's it! No other phase! I can't believe it! I actually can't believe it! We did it in 2 tries. Well done. Oh my god! Galiausiai, užsakymas buvo užbaigtas penktadienį 23 valandą. Iš kliento buvo užbaigti 2 užsakymai už $2500. Nuo abiejų minus 20% pasiema platformą. Tai realiai $1600 ir $400. Bendroje sumoje $2000. Ir tai dar ne viskas. Klientas po antro užsakymo paliko ir arbatos $168, nuo kurių taip pat minus 20%. Už ką bendroje sumoje aš gaunu $2134, kas yra eurais apie 1,8 prieš mokesčius. Prie projekto praleido apie 80-90 valandų. Kaip sako amerikonai, so there's that. Tai tas ant to. Už ką 2500, kainos išaiškinimas. Kad nebūtų jokių tenais klausimėlių, jūs ten freelanceriai iš oro visus kalpuojat, jūs atsilupėliai iš oro visas kainas imat. Aš jums pateiksiu kainos aprašymą ir išaiškinsiu kiekvieną punktą, už ką yra imami pinigai. Tai pradėkime nuo pirmos dalies. Medžiagos peržiūra. Už kiekvieną valandą šiame užsakyme aš paėmiau po $20. Nuo 34 ir 10 minučių, 34 valandų 20 minučių ir 34 valandų 30 minučių yra skaičiuojama kaip 35 valandos. 35 kart 20 plus dar 50 už peržiūrą. Ir toliau kitas punktas yra redagavimas. Tai yra siužetų išvystymas, tylos pašalinimas ir visa kita. Tai $600. Toliau eina montažas $750. Procesas, kuris padaro, kad ta vaizdo medžiaga žiūrėtųsi. Garso dizainas $250. Tai yra garso efektai, garso lygio išlaikymas, ypatingai kliento medžiagoje, kadangi joje klientas atsiuntė viską ant vieno takelio. Tai reiškia, kad jo draugelis, jis pats ir žaidimo garsai viskas eina ant vieno. Ir viską reikia sulyginti, kad būtų klausomasi ir žiūrima. Nes 95% kiekvieno video yra sudaryti iš garso. Ir jeigu garsas yra šūdas, tai visas likęs video taip pat yra šūdas. Renderis $150. Taip, tai yra paslauga ir taip už ją yra mokama. Pats renderis, failo peržiūra ir siuntimas klientui. Einam prie kito punkto. Kas šiame užsakyme galėjo būti geriau? Iš kliento pusės jis galėjo pateikti medžiagą su žymėmis, kas sumažintų mano darbo laiką prie peržiūros. Tai yra toks dalykas, kurį galima atlikti su tokiamis programomis kaip OBS ir pažymėti dominančius momentus, dominančias akimirkas. Visos beveik streaminimo programos turi tokią funkciją, kad ta medžiaga būtų sužymėta ir kai atsiunčiat montuotojui, bus ir ant playerio, ir ant video redagavimo programos. Kadangi filmuota medžiaga nebuvo sužymėta, man teko priimti visą redakcinę atsakomybę. Tai žymiai padidina darbo krūvį ir ko laisvai aš galėjau reikalauti daugiau pinigų. 3,5 tūkstančių. Dar dėl ko aš galėjau prašyti daugiau pinigų, tai yra skubos mokestis arba taip vadinamasis rush fee, kadangi darbas buvo pristatytas per 18 dienų, nors buvo žadėta per 30.
Taigi, čia irgi gali būti plus 20-30%. Kaip aš bendrai vertinu šį užsakymą? 6 iš 10. Jeigu aš būčiau užtrukęs ilgiau, jis kristų iki 5-4. Tačiau tai nėra pats baisiausias, pats prasčiausias, yra tekę dirbti prie prastesnių, bet ir ne kažkoks, apie kurį būtų galima sakyti, kaip čia kažkoks kosmosas, ten labai geros sąlygos ir taip toliau. Tiesiog toks vidutiniokas. Klientas patikimas, geras, su juo turime ryšį ir aš jo stipriai nelupau. Kitas klausimas. Ar iš Skirmanto Malinausko irgi lupai tiek pat? Vienas iš rimtesnių klientų, kuriam dariau valandinius video, jo Patreon paskyrai, irgi tai buvo stream highlight žanras, buvo Skirmantui Malinauskui. Ten buvo 6 video, jie buvo 2021-2022 ir žmogus man mokėjo tikrai ne 50 ir ne 60, bet ir ne tūkstančiais. Jis išlaikė rinkos kainomis. Ir aš galiu pasakyti, kad ten nebuvo 30 valandų vaizdo medžiagos. Bet tikrai negaliu skųstis. Tikrai mokėjo daugiau nei grupėje freelancerių darbo pasiūlymai. Na ir paskutinis klausimas. Koks yra tas mano paslėptas tiklas su šiuo video? Na, jis yra gan paprastas. Tiesiog parodyti, kokios yra rinkos kainos ir tuo pačiu atlikti marketingą. Matote, aš esu influenceris. Aš darau video. Kontentą. Iš to dalyko darosi reklama. Tas dalykas man suteikia papildomų galimybių užsidirbti papildomai, atvedant klientus į tą platformą. Prie to pačio, kaip influenceris, aš taip pat gaunu tokį malonumą, kad iš darbo, iš kurį jau užsidirbu pinigus, galiu užsidirbti antrą kartą. Papildom. Įsivaizduokit, koks kaifas, kai jūs žiūrėsit šį video kokiais 27, 28, 30 ir taip toliau, ir man vis tiek už jį birės pinigėliai. Tai čia yra belenkoks dalykas. Kitas labai svarbus dalykas video montuotojams yra tai, kad su šiuo video aš atsižymėjau kelias varneles. Tai visų pirma, aš uždirbu iš kompiuterinių žaidimų. Aš uždirbu iš amerikietiško YouTube. Aš dirbu su milijoniniais YouTuberiais. Aš esu pirmas video montuotojas Lietuvoje, kuris parodė procesą, parodė darbą, parodė kainas ir parodė, kaip visą tai atrodo. Tai yra unikalus turinys Lietuvoje, lietuviškame YouTube bent jau. Ir niekas kitas to nėra padaręs. Tai tas ant to. Tad, kad ir kaip bebūtų, aš galiu žaisti visiškai atviromis kortomis ir aš vis tiek išlošiu. Taigi, man bet kuriais atvejais tai yra naudinga. O kaip dėl pačio žaidimo Hades 2? Aš manau, jis visai neblogas, bet ar aš jį žaisiu? Tikrai ne, nes jau mačiau visas pabaigas ir viską, ką turi parodyti žaidimas. Na, o jeigu jūs turite klausimų, klauskite jų apačioje komentaruose. O su jumis buvau aš, Noelis. Ir aš konkurentų neturiu. Kaip gaila, tu nesupranti.